Labą dieną. Labą dieną. Manęs tai nefilmuokit. O ko jūs taip bijot? Nu, galim nefilmuoti, jeigu nenorit. Ne, nefilmuokit. Nefilmuoju. Sakykit, ar pagaut nors vieną gyvūną beglobį? Gavau 8. O kas tai būtų tokie? Šunys. Šunys. O katės nei vienos? Ne, nei melkačių. Šiaip čia kreipėsi visuomenė, pagrindas dėl kačių buvo. Iš tikrųjų yra labai daug jų, be galo. Ir didžiausia problema, kad šeria žmonės juos. Tai visur daugiabučiuose. Visur tos pačios problemos. Ir tam pačiam daugiabutį, kai atvažiuoja gaudyti, vieni šeria, globoja, o kiti. O ką jūs tokiem žmonėm galėtumėte pasakyti? Nubaus. Tai va, sakau, vieni šeria, kiti pyksta, kad ant mašinų lipa, kad purvina. Ką? Matai, sakė, dėl šunų. Kačių tai čia daug mačiau, bet... Ar galit parodyti, ką sugavot? Vieną grąžinau šuniuką dabar. Tai šituos augintinius bet kada dar gali kreiptis žmonės atsimti, jeigu jie bus kažkieno tais. 14 dienų laiko karantinavime. Reiškia, tie gyvūnai, kurie čia pakliuvo, dar 14 dienų gyvos pas jūsų. 14 parų bus karantinai. Nu tai va, gerbimi Pagigiškiai. Šituo numeriu. Pas ką dingo šuniukas neprižiūrimas, tai galite atsiimti ir prižiūrėti jį geriau, taip kad jis netrukdytų kitiems miesto gyventojams. Taip pat ir kačių maitintojai visi būtų malonu, kad jūs atsižvelgtumėte į kaimynus ir nemaitintumėt daugiabučių kiemuose kačių beglobių.